situacija tokia. Atvažiavau kažkur. Koks grožis. Kaip stipriai pasikeitė viskas nuo vakar nakties. Wow. Aš dar galvojau, arba bus čia labai bloga mintis pernakvot, arba labai gerai. Tai kol kas atrodo, kad labai gerai. Išskyrus tą dalį, kad reiks kažkaip išvažiuoti iš čia. Man labai patinka tie ženkliukai, kur rašo rekomenduojamas greitis 40. Kai aš max, ką galiu išspausti, yra 10. Va ten koks krateriukas fantastiškas, mažas. Ten plaukai, krateriukai, didesnis krateris. Jau važiuoju kuris laikas, važiuoju 30 km galbūt, liko 200 km range'o, tai čia turėtų viskas būti gerai, jeigu nesutiksiu jokio didelio river cross'o, kurio negalėčiau veikti, bet prasilenkiau su dasteriuku dar vienu, tai greičiausiai, kad viskas tvarkoj bus, o šiaip oras tai fantastika, ten galia šviečia. Ten prieki, man atrodo, kad artėju prie didelės sniego audros arba kažko panašaus, nes labai jau ten balta. Ir keliukas vėl prastėja, nes prieš tai toks buvo be šitų uolienų, be akmenų tokių, tai toks visai lygus, malonus, greičiau važiuoti šiek tiek greičiau išėjo važiuoti. Dabar vėl grįžtam prie antros pavaros ir purtymus iš šiokio tokio. Bet, ką žinau, viskas okei, judam į priekį. Noriu labai kavos jau ir sumuštinuko, nes išlėkiau nieko nevalgęs, nes nežinojau, kas čia manęs laukia. Šiandien buvo šalta baisiai. Norėjau kuo greičiau pajudėt, kad sušilt. O dabar tiesiog noriu iki degalinės nuvažiuoti, pasiimti kavytės, susitepti sumuštinį. Tai va, mano giliu supratimu, kai aš vakar važiavau naktį, tai važiavau kažkokiu panašiu keliu. Nebuvo tai balta, kaip dabar išvažiavau iš ryto, buvo kažkas panašaus. Arkliukai 12 valandų, 32 minutės. Pagaliau papusryčiavau.
grįžtam. Ir vėl Vaidukas be nakvynės vietos. Na va. Kilau į kalną link kempingo ir radau užstrigusį kemperį. Tai va, vyksta dabar kemperio gelbėjimo operacija. Šiaip ne taip išvairavau nuo kalniuko jam. Labai norėjau važiuoti tą kempingą, kur aš važiuoju. Bet pavažiavau dabar aukštyn, pažiūrėt, kas čia per situacija toliau. Tai grįžtų praneštų liūdų žinių, kad nepavyks jiems šito kempingo pasiekti. Nes kalnai čia tai tokie, ten su 2VD kemperiukų kažkokiu tai važiuoja, tai varčiukai. Ai. Teks ieškoti kitos vietos. Ne man vienam su nakvynėm nesiseka. Tai va, šito kemperiuko gelbimo Atomas dar paprašė, kad apsukčiau šiam. Apsukau ir gavau už tai nemokamą nakvynę praktiškai. Čia gal kokių 10 000 įmetė šitų kronyčių. Šiandien puikiai įstaisysiu kempingiukę. Kainavo 20 000, 22 000 kronų, tai čia kokių 14 eurų gal panašiai. Bet kadangi ištraukiau kemperiuką ir uždirbau 10 000, tai žinai, galiu sau leisti. Dangus tau dovanoja aukštį. Žala čia kokius 3 ratus jau būtų prakirtęs, manau. O aš va dar nei vieno. Piu. Och tu šūlė, kaip gražu.